Labą dieną visiems iš Vyturiuko sandėlio. Šiandieną trumpai pristatysiu vežimėlį elektrinį su aukšta nugaros atrama. Jeigu jums reikalingas vežimėlis su aukšta nugaros atrama, šitas vežimėlis kaip tik būtų tinkamas jums. Kasdieniniam žinoma naudojimui tinkamas vežimėlis namuose ar lauke, vežimėlis tinkamas visur. Šiek tiek pristatysiu vežimėlio charakteristikas. Taigi, pirmiausia, vežimėlis išsiskiria savo aukštą nugaros atramą. Aukštą nugaros ir galvos atramą. Nuo sėdimos vietos iki galvos yra 87 cm. 87 cm tikrai pakankamai aukšta nugaros ir galvos atrama. Porankiai yra 27 cm, porankiai yra 27 cm ilgio. Vežimėlio sėdimos vietos, kas yra labai aktualu, sėdimos vietos plotis yra 43 cm. Prieš įsigyjant internetu vežimėlį visą laiką rekomenduoju pasimatuoti sėdimos vietos plotį ir jeigu jis jums yra tinkamas, tikrai drąsiai žinokit, galit vežimėlį įsigyti ir internetu. Gylis, sėdimos vietos gylis yra 40 cm. Vežimėlis atsidaro porankiai iš abiejų šonų. Porankius galime atsidaryti iš abiejų šonų. Jeigu žmogui vežimėlis šitas reikalingas dar judančiam, bet tai sunku daryti, tai tiesiog jūs galite į jį atsisėsti šonu palengva, atsisėdus, užsidaryti. Kartais mane žmonės klausia, jeigu yra sunku stovėti ir to negalima daryti, atsistoti savo kojom ir kaip įlipti iš lovos į vežimėlį ar į automobilį. Yra tikrai dažnas klausimas, kurie pirmą kartą susidūrė su vežimėliu. Tai galiu atsakyti, kad yra specialios lentos. Yra specialios lentos dedamos ant vežimėlių sėdimos vietos ir automobilių sėdynės ar lovos ir žmogus tada su specialia lenta lipa į automobilį ar lovą ar kėdę. Taigi, ką dar šitas vežimėlis turi ir apie ką būtina būtų žinoti, tai kaip įprastai. Vežimėlis turi įsidėti daiktams krepšelį nedidelį, 2 variklius po 250 vatų varikliai ir nuo apvirtimo ratukus. Vežimėlis taip pat susilanksto, galima sulankstyti vežimėlį, nusiimti šitą nugaros paminkštinimą, sulenkti vežimėlį ir įdėti į automobilį. Sulanksčius vežimėlį tikrai galima, neužims labai daug vietos, nors ir aukštas vežimėlis, daug vietos neužims jį sulanksčius. Taip, sulankstom vežimėlį ir išardom, išlankstom, užsidedam paminkštinimus, labai paminkštinimai švelnus ir vežimėlis paruoštas vėl naudojimui. Taigi, ratų dydis turi rankinius stabdžius, taip pat vežimėlis iš abiejų pusių yra rankiniai stabdžiai ir paminėsiu dar ratų dydį. 41 cm galiniai ratai ir 20 cm priekiniai ratai. Vežimėlio pravažumas tikrai yra neblogas pravažumas, galima važiuoti įvairiomis sąlygomis. Žinoma, žolytė, ypač šlapia žolytė nepavažiuosi, bet ten, kur yra žvyriokas ar nedideli akmenys, tikrai su šituo vežimėliu dar galime važiuoti. Valdymo pultas valdosi su keliais pirštų judesiais, tikrai yra labai paprasta. Vežimėlis turi 5 greičio lygius, galime kaitalioti greičio lygį pagal savo sugebėjimus. Kaip ir prie kiekvieno daikto reikia
priprasti, prie šitų vežimėlių taip pat reikia priprasti jį įsigijus. Taigi, kada įsigijate prekę, iš pradžių neįsigaskite, prie jos reikia priprasti, kaip ir prie kiekvienų daiktų. Taip pat, kaip ir dauguma vežimėlių, šitas vežimėlis turi 360 laipsnių priekinius ratelius. Tai vat matote, aš galiu pakankamai siauroj patalpoje apsisukti aplink keliais judesiais. Pakankamai siauroj patalpoje aš galiu apsisukti aplink. Galima važiuoti į priekį, galima važiuoti atgal. Vežimėlis puikiai klauso, puikiai juda ir tikrai nekelia jokių nesusipratimų, mokant jį valdyti. Aš esu 1,80 m ūgio ir 90 kg svorio. Tai tikrai man šitas vežimėlis yra komfortiškas, pakankamai ir patogus, pečiai, galva atremtus į pakankamai aukštą nugaros atlošą. Taigi, dar norėjau visiems padėkoti, kurie stebite mano Facebook profilį Vyturiukas Darius. Tikrai labai norėčiau, kad ir dalintumėtės, komentuotumėt, klaustumėt klausimų, tada galėčiau daugiau kažką jums papasakoti, patarti, ar gal kažkokiu tai naujovių pasakyti, ko nedasakau, nepasakau galbūt iki galo, ar jums rūpimų klausimų galėčiau daugiau atsakyti. O pasidalinimai tai yra Facebookas, algoritmai, kuo daugiau dalinasi, kuo daugiau žmonių komentuoja, tuo aukščiau esi Facebook'u tuose algoritmuose, o man pradžiai dabar kuriant videos, tai yra labai svarbu, kad pamatytų kuo daugiau žmonių, susipažintų su mūsų prekiam, nes aš puikiai suprantu, kad perkant internetu norisi prekę pačiupinėti, pajausti, galbūt pasidėti, bet kadangi galimybių nėra, gyvenate kai kurie tikrai toli nuo Kauno, nėra galimybių atvažiuoti fiziškai, todėl mano tikslas yra pristatyti viską jums video formatu, kuo daugiau informacijos papasakoti, parodyti ir kad jūs drąsiau galėtumėte apsipirkti, turėtumėte daugiau informacijos, daugiau žinių ir padarytumėte mažiau klaidų įsigijant prekę. Taigi, ačiū labai, kurie stebite, tikrai džiaugiuosi, kad mūsų jau yra virš 3000 ir ateityje mūsų bendruomenė tikrai užaugs ir tikrai dalinsimės labai vertingą informaciją vieni su kitais, tikiuosi. Gražios dienos ir iki sekančių.